Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas. Šiandieną laidoje iš kartos į kartą kalbėsime apie laiką, kuris matuojamas ne metais, o dainomis. Apie tas dainas, kurios nesensta. Ir apie bendruomenę, kuri iš jų gimė. Apie balsus, kurie garsiai skamba jau 40 mečius. Ir apie žmones, kurie per tą laiką tapo gyvosios tradicijos nešėjais. Tai Ilgakiemio folkloro ansamblio Sedula istorija. Ilgakiemio folkloro ansamblis Sedula, gražaus amžiaus sulaukęs, gražų repertuarą surinkęs, gražų gyvenimą nugyvenęs ir dabar dar tebe gyvenantis, o svarbiausia, kad tikrai klausai jų ir supranti, kad gyvena daina, kad ji savo visą tą krūvį ir emocinį, ir prasminį, ir etnografinį, ir papročių, ir tą visą kontekstą jinai su savimi neša ta daina. Ir moterų tas natūralus toksai dainos interpretavimas, bet kartu tas pojūtis, kad tu esi ir ant scenos, kad tu tą estetiškai turi pateikti, kad tu turi atsakingai atnešti tą dainą jau surepetuotą, sudainuotą, kad balsai tarpusavy derėtų, visą tai tiesiog duoda poveikį. Gerą, teisingą poveikį pakelia ir pačią liaudies dainą į tam tikrą lygį. Ir pakutena kiekvienam širdį, aš manau, nuo jauniausio iki vyriausio. Ką tik ansamblis atšventė savo kūrybinės veiklos 40-metį. Jubiliejinis koncertas pavadinimu Gražiausi mūsų metai tapo ne tik dainų, bet ir malonių prisiminimų vakaru. Džiaugiuosi tuo, kad išpildžiau moterų norus. Man buvo svarbiausia užduotis, misija kaip pačios tokia, kad moteris jaustųsi šeimininkės, kad būtų joms šventė, kad pajaustų tą malonumą, kad ne veltui tiek stengiasi, ruošėsi, tiek dainavo ir yra šiandien įvertinamos, matomos, žinomos, girdimos ir kad jomis džiaugiasi visi vietiniai gyventojai, draugai, artimieji ir tiesiog yra jos mums kaip pavyzdys. Sedula išties visiems pavyzdys. Tai seniausias folkloro ansamblis Kauno rajone. Prieš 40 metų jį subūrė vadovė Alina Vozgirdienė ir vadovavo jam 35 metus. Negirdėjau 5 metus jų dainuojant, kai 35 metus atšvenčiau paskutinį kartą. Bet šiandien išgirdusi scenoje, aš nustebau. Kaip Irena pasakė, gal kojos ir nelaiko, bet mūsų gerklės tokios pačios. Tikrai, kai pirmą kartą aš jas išgirdau prieš 35 metus, gal sakyt prieš 35 metus aš su jomis dirbau. Taip jos ir nuėjo aukštam lygi, nepaprastai gražiai dainuodamos. Netgi pasakyčiau, visą tas dainas, kurias šiandien aš girdėjau scenoje, dainuojam kartu. Ir jos netgi pagražėjusios. Jos turbūt jas ištobulino. Dainavo būtent taip, kaip aš norėjau, kad jos dainuotų, kaip aš visada reikalavau. Gal prašiau, gal patarinėjau, bet tikrai esu nuoširdžiai nustebinta tai, ką aš išgirdau šiandien scenoje. Nepaprastai graži šventė, nepaprastai gražus dainų atlikimas, nepaprastai aukštas lygis. Sakau, ir tikėjausi, ir nesitikėjau, bet šiandien esu nepaprastai patenkinta, kad Sedulą pamačiau tame pačiame lygyje, kokiame mes ėjom visą 40 metų. Ir dar geresniam.
Dalis dainininkių kolektyve dainuoja nuo pat pirmosios dienos – 40 metų. Kitos prisijungia kiek vėliau, tačiau visos puikiai prisimena savo pradžią ansamblyje. Ta pirma diena buvo, kada mus surinko Jūratė čia. Jinai iš karto susirinko mus, bet mes nepajėgėm dainuot pagal ją. Jau mes buvom vyresnės ir mus tada jau perėmė Alina. Aišku, jau tų pačių pirmųjų amžinatilsį 8 ar 9 moteriškės pačios pirmosios jau iškeliavę pas Dievulį ant debesėlio sėdi. Tai Jūratė surinko Balsienę kaip vokalinį kolektyvą. Bet žinot, kaip moterys, paprastos kaimo moterys, vokaliniam duomenų reikia kitokių. Ir labai buvo sunku. Jūratėlė buvo jauna, tik atėjus 19 metų po mokslų ir tiesiog jinai pergyvendavo, kad jūs ne taip dainuojat, jūs denkit, balses denkit. Ir tuo tarpu Alina jau dirbo čia. Tai Alina klausė, sako, žinot, kad moterys, gal ateikit pas mane, aš folkloro ansamblį subursiu. Tai taip ir atsitiko, kad visos tos pačios ir nukeliavo pas Aliną. Susėdom ir nuo ko pradėjom. Moterys, kuri kokią dainą, gal iš tėvelių, gal iš senelių, gal žinot, gal prisimenat. Taip ir prasidėjo. Ir Alinos tėvukai, Alina dirbo dar buvusiam MSV klube. Jos tėvukai abudu dainininkai. Jinai atsinešė iš ten kažkiek dainų. Po to mes irgi kuri prisiminėm. Tai taip ir prasidėjo tas dainavimas ir tų dainų susikaupė nemažai per tiek metų. Aišku, bėgant metams, tai susirgo, tai pasimirė, tai vėl kas nors atsitiko, bet jų vieta labai atsirasdavo savaime. Moterys ateidavo, kad ir Rutė, Genutė. Vis išgirsdavai, kad kažkas kažkur lyg tai norėtų, bet nedrįsta. Tai pakalbindavau. Aš atsikrausiu gyventi į Ilgakiemį, o dainą aš mėgau. Aš tiek save atsimenu, tiek aš dainuoju. Ir tiesiog atėjau į biblioteką, girdžiu, čia jo dainuoja, sako, matai, tai sako, o norėtume dainuoti, sakau, dar ir kaip. Tai sako, ateikit, sako, tai kad manęs niekas nekviečia. Tai sako, gerai, pakvies. Ir man paskambino, kaip tik Nijolė Gudaitė paskambino tada. Sako, ateikit, sako, girdėjom, kad mėgsta dainuoti. Sako, labai. Pasakė, kada ateit. Aš atėjau ir iš karto pritapau. Pavasarį pabaigiau darbą, rudenį atėjau, niekieno neraginom, neprašyta dainuoti. Nes mūsų giminė buvo labai daininga, labai. Mama turėjo 9 brolius ir seseris. Tai kaip jie susirinkdavo, pas mus namuose labai skambėdavo daina visą laiką. Tai man į kraują įaugę nuo vaikystės šitie prisiminimai dainų. Pirmą dieną atėjau, atsisėdau dainuot šalia kitų moterų. Pirmą dainą klausiausi, kaip jūs dainuoja. Man labai patiko, kaip jūs dainuoja. Aš galvoju, kad tik pritapčiau. Jau antrą dieną dainą pradėjau dainuot ir moteris sako, o gerai dainuoji. Aš likau patenkinta, taip ir likau šiame ansamblyje dainuot. Moterys labai draugiškos, geros, galbūt už tai, kad kaimo moterys. Man labai patiko čia, labai gražiai jos dainuoja, aš pritapau prie jų ir dainuoju jau kokią 15 metų bus. Į dainų šventę važiuoju, patenkinta, dainuoju ir galvoju, dainuosiu tol, kol kojelis mane vedžios.
Pjoviau šieną per visą dieną, pjoviau šieną. Pradėjau dirbti prieš 10 metų čia Ilgakimio laisvalaikio salėje kaip renginio organizatorė. Tai visada sėdėdama kabinete, kaip jos repetavo, girdėjau tai. Pati irgi griežiau smuiku kapeloje, kai mokiausi mokykloje. Tai tas toksai kaip ir jau nebuvo nauja, jau tai man jau buvo, kirbėjo ir man visada tas folkloras buvo prie širdies. Tokia muzika, tradicijos, šventės namuose, tai ta terpė, kurioje čia ir sėdėjau ir girdėjau, mane inspiravo, kad kodėlgi aš negaliu pabandyti mokintis iš jų, nes, tai sakau, čia yra mokykla. Dabar, kadangi tikrai jos turi ką pasakyti, žinau daug visko, daugiau negu aš, tai noriu tęsti tai, ką jos turi ir kažkaip išsaugoti. Ir kaip mano ir misija yra išsaugoti ir nors dalelę perduoti kitiems. Per visus savo kūrybinės veiklos metus Sedula aktyviai koncertavo ir tebekoncertuoja Kauno rajono ir respublikiniuose renginiuose, dainų šventėse, festivaliuose, koncertavo Latvijoje, Danijoje, Šveicarijoje, Italijoje. Ansamblio kelias tai ne tik koncertai, tai nuolatinis grįžimas prie ištakų. Ekspedicijos, susitikimai su pateikėjais, išmoktos ir išsaugotos dainos perkeltos į sceną, bet nepraradusios savo gyvybės. Nuo pat susikūrimo dienos sedulietės rinko dainas savo krašto apylinkėse, Ilgakiemio, Pajėsio, Rašnavos, Pagirių ir kitose kaimuose, o visą sukauptą medžiagą išsaugojo ir naudojo savo repertuare. Kiekviena daina lydima prisiminimų. Aš tiek pat prisiminiau visko, tiek tų nutikimų, kiek mes juokėmės, kaip mes grįždavom klaidas padarę, kaip mes jas taisydavom ten pat scenoje, jas taisydavom tas klaidas ir galvodavom, pastebėjo, žiūrovas nepastebėjo. Ir būdavo labai nepaprastai įdomu, kad nepastebėdavo, mes jas mokėdavom taisyti čia ir dabar. Net intonacijai užveda, pavyzdžiui. Ką daryti, susižvalgom. Pirmą posmelį šiek tiek atidainuojam, antrą posmelį mes, Genutė, mano Irena, stiprieji balsai, susižvalgom ir jau mes matom, kad reikia imti į savo rankas toliau dainą. Taip ir padarydavom. Ir dainą užbaigdom ir sudainuodavom puikiai, taip kaip ir jinai turėjo skambėti. Tai jau grįžę visą laiką darydavom aptarimus, aptardavom klaidas padarytas ir tai buvo ne šiaip, kad pasėdėt, paplepėt, bet aptardavom tam, kad sekantį kartą to nebūtų. Man tos liaudės dainos, aš kiek dainavau, tai vis būdavo tokios, vokalinės dainos. Tos aranžuotos, o čia grina prisilies prie tos liaudės dainos, prisilies prie tų šaknų lietuviškų. Man buvo toks patirtis, aš tiesiog alpau, kaip man patiko. Ir buvo tiek įdomu, kad per tuos metus aš tiek tų dainų išmokau, kad dabar tiesiog tiek paverčiant, visas aš moku. Net tas, kurios buvo jau dainuotos prieš mane, bet kokiom progom kartodavo, tai aš ir išmokau. O kai mane, prisimenu, buvo nuostabi dainininkė Staselė Bitinienė. Ji buvo unikalaus balso, ji užvesdavo, o dainą traukdavo, nes ji buvo net trečias balsas, o užvesdavo dainą. Ir taip jį mane išmokė, aš vedančioji dabar buvau ir esu. Bet amžių savo daro. Vis tik tai gal jau laikas ir sustoti, nes jau 90 įpusėjus. Apie tai, kad gal jau reikia sustoti, daugiau nebedainuoti, pakalba ne tik Genovaitė Martinonienė, Seduloje dainuojanti 25 metus, bet ir kitos moteris. Taip pat ir nuo pat pirmos dienos čia dainuojanti Onutė Balevičienė.
Visgi noras dainuoti yra stipresnis nei sustoti. Va jau dabar sakau, kad jau gal nereikia, jau gal gana. Jau visgi 88 metai bus rudenį. Sakau pati savo, bet va, ateina diena, kada renkamės, tai ir norisi dar ateiti. Jei dukra nevežiotų, tai pėsčia turbūt aš ir nevaikščiotų, nes nelabai toli, bet kada reikia lazdelės, tai nelabai. Jau dabar panašiai, kad aš čia vyriausia. Tikrai. Prieš metus Onutė į ansamblį atsivedė ir savo dukrą. Dabar į repeticijas ir į koncertus abi keliauja drauge. Daina šitas visas girdėjau jau kokie 15 metų čia kaip dirbu ir mama dainuoja ir pritraukė ir mane. Mama nuo vaikystės dainavo, ir kažkaip va. Ir patiko ir vėl galvoju, reikia pabandyti. Sedula tai ne tik ansamblis. Tai bendruomenė, kurioje dabar jau susitinka skirtingos kartos, skirtingos patirtys, bet visas moteris jungia ta pati daina. Per 40 metų jų balsuose suskambo šimtai liaudies dainų, kurios tarsi sujungia žmogų su žeme, su protėviais ir su laiku. Pirmutinis dalykas yra tai, kad jos močiutės, tai yra visa ta mūsų jau pati garbingiausioji karta, tai kaip sakau, pas mus yra jaunimas nuo 70, 70 tai labai jau jaunos, o jau 90 tai jau taip normaliai močiutės. Tai va, tai manau, kad tai, kad jas vienyje ta amžiaus branda ir meilė ir atsidavimas dainai. Tai buvo visada moterų ansamblis, jie vyrų niekad neturėjo ir dainavo dažniausiai ir gražiausiai joms sekėsi Suduvių krašto, tokias suvalkietiškas dainas, toks suvalkiečių ansamblis buvo ir tų dainų daug visada su tokia druskele, su tokiu pakilimu, tikrai moterys nuostabios. Ir labai išskirtinių yra moterų. Aš tėvai ypatingai, aš pažįstu jas beveik visas jau, gal vardų nežinau, gal kaip, bet šiaip tai pažįstu jų ir balsus per tiek metų. Tai va, man labai imponuoja moteris Irenata, kur kalbėjo gale. Ir jin tokią turi dovaną kalbos, jin gali atsistot ir kalbėti ilgai ir visi klauso, įsižioja. Kažkaip neatsibosta jos kalba, nes ji kalba tikrai savitai, originaliai ir visada pasako labai įdomių dalykų. Tai va tokia iškalbos dovana turinti ir atmintis geležinė tiesiog. Tai va šito išskirtinumo ansamblėje ir yra moterų tokių išskirtinių, kurios yra savimi. Mes dar dažnai su jomis giedodavom kantiškinės giesmės, darydavom tokius liaudiško pamaldumo giesmių vakarus, gegužinės giesmės giedodavom ir pas jas atvažiuodavom ir jos pas mus, mes va. Bet tai čia jau su Gegutala, ne su senoliais, su Gegutala. Labai draugiškos, labai geros ir kažkokios iš tiesų tokios, tarsi močiutės, nors kai galvoji, kad kiek čia mus skiria tos amžius, labai nedaug. Kad, pavyzdžiui, sakykime, nuo Gegutalos ansamblio vidutiniškai 10 metų, bet jos dar augo toje aplinkoje, kur visi, va, taip sakant, mokėsi iš tėvų, o mūsų ansamblėje jau vienas kitas tik tai išmokom iš tėvų šito, kaip viskas greitai nyksta, kaip viskas greitai keičiasi. Tai čia, va, taip sakant, sakyčiau, jau pačios paskutinės moteris, kurios išmoko iš savo tėvų. Gal ne visos, ir pas juos yra moterų, žinau, kurios vėliau atėjo, kurios išmoko iš ansamblio. Bet ta dvasia, tikrai, kaip sako, etnografinė, savai jos tokia etnografinio dainavimo turi tokią spalvą. Aišku, daugelis moterų yra jau tikrai labai garbaus amžiaus, bet galbūt tas amžius ir priduoda dainai ir solidaus skambėjimo, ir tokio solidaus reprezentavimo, ar scenoje, ar vakaronėje. O jau tie prisiminimai, kai prieš 20 ar daugiau metų jos dalyvaudavo vakaronėse ir visus tos ir vakaronių šokius ir ratelius irgi kartu eidavo ir būdavo tokios smagios ir linksmos, tai rodo, kad jos turi to pašėlimo, to tokio noro
kad tai būtų tikrai gyva ir kad tai būtų ne tik kad prasminga, bet ir smagu. Nes iš tikrųjų, reikia žmonėms duonos, pramogų. Tai pasirodo, kad folkloras, ta liaudies daina ar tradicinis žaidimas ar šokis irgi gali būti mums pramoga. Bet kartu, aišku, ir mūsų būties įprasminimas. Tikrai kolektyvas vienas iš nedaugelio, kuris, tapatus etnografinio ansamblio, tokiam įvardyjimui. Nors mes jau šiomis dienomis visus folklorą puoselėjančius kolektyvus vadiname folkloro ansambliais. Bet tuomet, kai tie folkloro ansambliai pradėjo burtis įvairiose vietose ir puoselėti savo vietinį repertuarą, tuomet, tais 80-90 metais, mes juos įvardijom kaip etnografinius ansamblius. Tai Ilgakiemio moterys yra tikrai to etnografinio ansamblio moterys ir žmonės, kurie būtent tas savo vietos tradicijas štai taip išreiškia autentiškai būtent. Tu gali išgirsti ir vietos tarmę, ir vietos tą dainos tokią specifiką, tą skambų dainavimą. Vis tiek tai yra, jeigu daugiabalsės dainos, tai jos skamba. Tai yra pilnais tokiais aiškiais balsais, skambiai dainuojamos. Ir svarbiausia, kad jos pagavios. Tos dainos jos pagavios, jos nėra per sudėtingos, kur galėtum tik klausyti ir sakyti, oi, čia tik profesionalam arba labai didelės patirties turintiem folkloro dainininkam įkandamos. Jos tikrai yra tokios, kur tu prisijungi ir dainuoji kartu, o jeigu dar kiekviena daina turi savo istoriją, kurią moteris atsimena. O kaip neatsiminsi, jeigu ta daina atsinešta į ansamblį iš savo šeimos, savo tėvų, iš senelių, iš mamytės, iš tėvelio ir dar tikrai su istorija kažkokia, tai prie darbų dirbta, tai iš tremties parsivežta daina, tai vestuvėse galbūt girdėta. Tai jeigu dar su ta istorija papasakoji žmonėms, jaunai kartai, tai aš manau, kad tai yra tikrai labai paveiku ir ta daina iš karto turi tą savo tokį vietinį atspalvį ir tu su nieko nesumaišysi, nei tos dainos atlikėjų. Net ir tą pačią partizanų dainą visoje Lietuvoje žinoma ir dainuojama, tu išgirsti Ilgakiemio folkloro ansamblio Sedula kompaktinėje plokštelėje, net ir nematydamas to leidinio, tos garsajostės, žodžiu, viršelio, tu gali bandyti įspėti, kad tai yra taip, tai yra šitų moterų dainos, nes būtent jos taip skambiai, taip autentiškai dainuoja. Taip, man toks tikrai labai didelis įspūdis ir labai džiugu. Norisi, kad jaunesnės moterys ir jaunimas perimtų tas dainas ir ne tik dainas kaip melodiją, kaip tekstą, bet ir taip pat tos dainos dvasią, tą skambesį. Pastaruoju metu ansamblis pasipildė naujomis narėmis. Ta tęstinumas vyksta, dainos gyvos ir jos yra didžiausia kolektyvo stiprybė. Sedula, aš manau, kad toksai, tas dainavimas visiškai, tas prie žemės. Toks kaip žemė. Aš matau jas, regiu ir man jos kaip žemė. Dainos užtaisas, kuris yra, kai dainuoja dainą, iš tiesų tokia gruntauna, kaip liaudis sako. Ta jėga žmogų maitina. Dainos galia žmogų pripildo. Kai pasikalbė su jomis, jau sako, ateini, užmiršti. Pradedi dainuoti, užmiršti ligas, negandas ir tiesiog pakylėja tą dainą, pabuvimas kartu. Labai gydo. Taip. Noras dainuoti, pagrindas, tai jeigu myli dainą, tai ir norisi būti jame, nesvarbu kiek tau metų. Tikrai nereiškia metai nieko. Nieko metai nereiškia ir žinau daug labai dainų ir pamirštų jau žinau. Ir dar praeitą naktį, tai viena tokia, bet jinai ilga, vestuvinė daina. Aš ją prisiminiau ir viena savo gulėdama mintyse, nedainavau, bet mintyse visą aš ją perkratėjau. Tiesiog noriu dainuoti, aš net nemoku kaip paaiškinti, tiesiog traukia, tiesiog,
Nu, jauti pasitenkinimą dainuodamas tas dainas. Nu, aš tiesiog nemoku įsireikšti. Tai nėra tas pats, kas namuose vienai atsisėdus dainuoti? Aš namuose dainuoju, bet visiškai ne tas pats. Ir bulves kusdama, ir blynus kepdama visada dainuoju. Bet tai yra ne tas pats, kas dainuoju kompanijoje, su bendraminčiais. Yra visiškai kita nuotaika, kita savijauta. Žinokit, kitaip nieko nebus. Jeigu tu nemyli dainos, tu niekada jos nedainuosi. Tau turi patikti dainuoti. Tu turi mylėti dainą. Tu gali nepataikyti, gali kažkurį tai laiką, gal balsas kažkurį tai laiką nesiderės, bet tu prisiderini prie kolektyvo. Ir viskas gerai, ir išmoksti, bet tu turi mylėti. Jeigu tu dainos nemyli, tu niekada nedainuosi. Tai yra vienintelė pramoga likus senatvėj. Pavyzdžiui, aš be vedžiojimo nevaikštau. Jau mane turi atvesti, dar lasdelį rankoje, ir atvesti, parvesti, ir atvežti. Dar ačiū Dievui turiu vyrą, kuris vairuoja. Tai jisai atveža mūsų Nijolikė atsiveda mane į čia. Nu, ir va, suprantat, yra tokia proga išeiti iš namų, apsirengti, nusiprausti, pabendrauti, naujieną sužinoti, dainą išmokti naują kažkokią. Man labai patinka, suprantat, padaryti. Vat, pavyzdžiui, reikia koncerto ir reikia sugalvoti, ką dainuot, kad tiktų tai progai, kad daina tiktų. Ir ten mes renkam su Nijole daugiausia, aišku. Mes paruošėm dainų šventėje abidvi su Nijole programą, visą. Abidvi sustatėm programą, Agnytė buvo tik atėjus, neturėjo nei supratimo, ką ten reikia dainuoti, sakau, įsirenkam temą. Paskui abidvi su Nijole surinkom dainas ir atvažiavo įvertinti dainas, buvom pramokę daugiau, kurias atmetė į visus liko. O man šitas darbas man tinka, patinka. Aš pati daug moku dainų, labai greitai jas įsisavinu, labai. Sedulos istorija vis dar kuriama toliau. Kiekvienoje repeticijoje, kiekviename susitikime, kiekvienoje dainoje, kuri vėl ir vėl atgyja balsuose. Tad tegul Sedula ir toliau būna ta vieta, kur susitinka laikas. Praeitis, dabartis ir tai, kas ateina. Aš noriu palinkėti, kad neįsiskirstytų, kad jie gali, kad dainuotų, kada kažkaip tai pasisektų pritraukti naujų dainininkų. Nenori žmonės dabar eiti nei į koncertus, nei dainuoti, kažkaip labai užsidarę, gal ta politika tokia, tie gąsdinimai, čia karas, gal paveikė žmonės, nežinau. Nenori eiti, bet dainuoti. O čia tiesiog, čia reikia pabandyti ir patiks. Išvažiuoji į koncertą, tai žinokit, kažkokia patirtis. Kad ir tas čia kur šoko, Marius tas. Jie atvažiavo pas mus filmuoti. Čia jie prabuvo kokias 3 valandas, kai mes davėm politikus, jie apie partizanus, jie apie viską, jiem viską įdomu, jie viską įrašinėja. Va. Sako, mes šiandien pastatysim šokį palei vieną dainą, o gal už 2-3 mėnesių statysim apie partizanus kitą šokį. Mums reikės, ar dar padainuosit. Kad dabar važiuojam rytoj į Garliavą, Kauno rajono minėjimas. Mums reikia 2 stulpelius padainuoti, dainos. Ir ten, reiškia, bus 300 artistų, dainininkų. Bet tai vis tiek tai yra išvažiavimas, atvažiuos Kazlų Rūda, bus spektaklis apie partizanus, mes 2 posmelius, kitas kolektyvas, kitos dainos. Tam mes pačiam spektaklį, su rūbais, su visko. O kodėl neįdomu labai? Tai va, tai šitas visas labai nenorėčiau. Įdirbis didelis, dainų labai daug.
pririnkta, metraštis baisinis. Tik jas reikia dainuoti. Taigi 40 ansamblio Sedula metų tai liudijimas, kad tradicija gali gyventi ilgai, jei tik yra žmonių, kurie ją neša savo balsu, savo laiku ir savo gyvenimu, iš kartos į kartą.